22 skyrius. Maršrutinio transporto pirmenybė ir eismas maršrutiniam transportui skirtose eismo juostose. Gyvenvietėje vairuotojai privalo duoti kelią maršrutiniam transportui, pradedančiam važiuoti iš pažymėtos stotelės. Prieš pradėdamas važiuoti iš stotelės, maršrutinio transporto vairuotojas turi įsitikinti, kad jam duodamas kelias. Kelyje, pažymėtame kelio ženklu eismo juosta maršrutiniam transportui ir raide A, nemaršrutinėms transporto priemonėms važiuoti šią eismo juostą draudžiama. Kelyje, pažymėtame kelio ženklu eismo juosta maršrutiniam transportui ir simboliu A+ nemaršrutinėms transporto priemonėms važiuoti šią eismo juostą draudžiama, išskyrus dviračius, elektrinės mikrojudumo priemonės, mopedus ir lengvuosius keturračius. Automobilius, pažymėtus skiriamuoju ženklu asmuo su negale arba asmens su negale automobilio statymo kortelę, kuriuose važiuoja asmenys su negale į švietimo įstaigą ar į dienos užimtumo centrą, arba iš jų, jeigu važiavimo maršrutas suderintas su kelio savininku jo nustatyta tvarka. Lengvuosius automobilius taksi, jeigu eismo juosta pažymėta užrašu taksi. Automobilius, kuriuose važiuoja 4 ir daugiau eismo dalyvių, jeigu eismo juosta pažymėta simboliu 4+. Elektromobilius, jeigu eismo juosta pažymėta elektromobilio simboliu. Motociklus, jeigu eismo juosta pažymėta motociklo simboliu. Jeigu eismo juosta, skirta maršrutiniam transportui važiuoti tą pačią kryptimi, yra dešiniajame važiuojamosios dalies krašte ir nėra atskirta ištisinė horizontaliojo ženklinimo linija, prieš posūkį į dešinę sukantis vairuotojai privalo, o apvažiuojantis sustojusią į kairę sukti transporto priemonę vairuotojai gali persirikiuoti į šią eismo juostą.